Sveiki, mano brangieji, čia yra Taro kortų prognozė Šaulio ženklo atstovams Liepos mėnesiui. Prognozė yra tik tai bendro pobūdžio ir kas norėtų asmeninės prognozės, naudojant būtent jūsų duomenis, tai prašome kreipkitės į mano svetainės ask.lt. Čia yra nuoroda. Ten jūs galite pasirinkti jums norimą būrimą pagal temas, santykiai, finansai, sveikata, metinės dėlionės darbas ir įsidedate į krepšelį, apmokate ir 3-4 dienų bėgyje aš jums atsiųsiu prognozę video įrašų formatu per jūsų WhatsApp ar Viber. Video įrašų būna apie 30 minučių ir jau sužinosite būtent tuos įvykius arba pokyčius, kurie laukia jūsų. Taip, pradedam nuo kasdienių raganų taro. Prašau brūkštelkit po video, kaip jums prasikrojo birželio mėnuo. Jeigu žiūrėjote birželio mėnesio prognozę, bent jau procentaliai parašykite, kiek išsipildė būtent jums, arba kažkoks įvykis galbūt ryškus irgi buvo ir išsipildė. Brūkštelkit ir man visada malonu gauti tą grįžtamą ryšį ir paskaityti jūsų komentarus, kam kas kiek procentų prasigrojo. Taip, pradedam. Šauliai, kas laukia Liepos mėnesį, traukiu kortą. Taip, žynys, korta pakaruoklis ir korta saulė. Žiūrėkit, 3 didieji arkanai jums iškrito, šauliai. Tai reiškia, kad jūsų mėnuo bus tikrai svarbus ir prasidės nuo rimtų sprendimų priėmimo. Sakykime taip, žynys tai yra tam savotiška pamoka, kurią jums gyvenimas duos ir, sakykime taip, tas įvykis, kuris ateis į jūsų gyvenimą Liepos mėnesį, tai bus jūsų pamoka. Pamoka iš aukščiau, kurią, sakykime taip, jums reikėtų taip traktuoti. Ta įvykį jums reikės taip traktuoti kaip pamoką. Kaip pamoka, jokių čia nereikėtų arba tragedizuoti, jeigu jums čia atrodo, kad kažkas tai labai blogai, arba atvirkščiai labai džiaugtis, tai yra, sakykim taip, tam, kad jūs padarytumėte tam tikras išvadas, įgautumėte daugiau išminties, sąmoningumo, praplėstumėte savo akiratį ir įsitikinimus ir eitumėte toliau. Taip, gali reikėti pasiaukoti vardan kažkur tai, nes yra korta pakaroklis, o pakaroklis tai yra savotiškas pasiaukojimas. Tai yra pirmas dalykas, kuomet reikalai pakybo tarp žemės ir dangaus, bet yra antra reikšmė, kuomet jums, kad kažką tai gauti, jums reikia pasiaukoti. Visada gyvenime nėra taip, kad ir čia ir ten, ir viską turiu, ir nieko nereikia aukoti, ir viskas čia pildosi pagal mano norus, ir kaip pagal stebuklingos lazdelės, mostelėjimą. Tai čia yra visada apie tai, kad gauti kažką tai geresnio arba eiti į geresnę ateitį, sukurti savo geresnę ateitį, jūs turite paaukoti dabartinėme momente kažkas tai, kas, žinoma, nėra lengva padaryti, kas dabar atrodo jums be šito jūs gyventi negalite, kad yra labai sunku, kad nesugebėsite ir taip toliau. Bet, ką aš jums ir sakau, tai yra tik tai įsitikinimas. Kuomet jūs tai padarysite, jūs eisite į tą pasiaukojimą kažkokį, jūs to atsikratysite arba atsisakysite to, kas jums taip dabar atrodo svarbu, jūs pamatysite, kad ateityje viskas susitvarkys savaime ir nebus jau taip tragiška ir baisu, kaip dabar atrodo, kad aš be to neišgyvensiu. Viskas susiklostys geriau, atvers kitas galimybės. Bet žinoma, tos baimės, vidinės baimės, įsitikinimai, mąstymo šablonai, jie yra ant tiek įsišaknyje į mūsų sistemas, kad padaryti kažkokį ryžtingą žingsnį link savo laimės, kažką tai paaukoti, vardan ateities geresnės, mažai kas gali. Tai yra dėja. Taip, ir korta saulė, labai gera korta, tai viską jums saulė apšviečia, mano brangieji. Saulė tai yra, apie ką aš ką tik kalbėjau, jeigu padarysite tą paaukojimą, pasiaukojimą pagal, paaukojimą irgi galite padaryti, aš turiu omenyje kaip finansinį kažkokį paaukojimą, tam, kam to reikia, bet jeigu pasiaukosite, jeigu paaukosite kažką tai vardan to,
šviesesnio, didesnio gyvenimo tikslo, tos šviesesnės ateities, tai jūs būsite tikrai, džiugausite, jūs būsite laimingi, nes Saulė tai atveria kelią į laimę. Tai yra kelias į laimę, tai tuomet, kai jūs jau galite jaustis laimingi, kai jūs jau galite matyti, kad, viskas, jūs jau tame žingsnyje ir tame gyvenime, apie kurį svajojate. Taip, čia kažkaip išsiplėčiau labai, eimu antrą kaladės auksinio meno taro, bet kadangi tik 10 minučių video, ilgesnio neduoda TikTokas, jau tada turiu per 2 dalis daryti, tai jau spėsim, kiek spėsim. Jeigu nespėsim visų 3 pasižiūrėti kaladžių, tai užteks ir tos informacijos, kurią, vadinasi, jums duota žinoti šį mėnesį. Taip, šauliai, kas laukia Liepos mėnesį. Pirmą kortą 2 lazdos, antrą kortą kardų riteris ir trečia korta lazdų karalius. Taip, žiūrėkit, 2 lazdos tai ir yra tas savotiškos galimybės, kurios jums atsivers. Su likto išėjimu į naują etapą ir su likto sprendimo priėmimo ir atsisakymo to kažko tai jums svarbaus, kaip tariant, liaudiškai pasiaukojimo, ne? Bet žinoma, tas pasiaukojimas kiekvienam savo masto ir kiekvienas masto apie tą pasiaukojimą irgi, vadovaujantis savo tam tikrais įsitikinimais, nes kažkam tai iš šalies gali tai atrodyti visiškai joks pasiaukojimas, kad tai yra, normalu, o jums gali tai atrodyti, wow, kažkas tai tokio, grandiozinio. Tai va čia irgi apie tai pamastykite, bet iškart atsiveria naujos galimybės. Yra korta kardų riteris, o kardų riteris tai yra skubėjimas ir tai yra ryžtas ir drąsa. Tai yra tas žmogus, kuris su tuo kardu į priekį, galbūt net negalvojant apie pasiekmes, bet jeigu jisai užsidegęs, jeigu jisai įkvėptas, motyvuotas, tai jisai varo visų tempų, pilnų tempų į priekį. Tai yra apie kardų riterį. Tai minusas yra tas, kad žinoma, galbūt reikėtų apgalvoti kažkokias pasiekmes, nes tos pasiekmes būna tų tokių skubotų labai sprendimų paskui. Jeigu tai neįtakoja kitų žmonių, tai žinoma, galima varyti į priekį tų pilnų tempų ir, taip sakant, drąsiai ir ryžtingai. Bet jeigu tai įtakoja kažką, tai aplinkinių žmonės, jūsų sprendimai ir jūsų tas skubėjimas ir kažkaip tai skubotai priimti sprendimai, tai gal vertėtų sustoti ir pagalvoti. Taip, lazdų karalius tai gali būti ugnies stichijos atstovas, tai gali būti liūtas, avinas arba šaulys pagal zodiako ženklą. Tai jūs gali simbolizuoti irgi šauliai, kad, tas jūsų, sakykime taip, motivacija, tas užsidegimas ir tas jūsų noras, pakilti kažkur tai aukščiau, gyvendinti kuo greičiau savo tikslą, jis turėtų būti pasiektas. Taip, ir aš dabar dar turiu 2 minutės, biški, ištrauksiu galbūt rezultatą jūsų Liepos mėnesio. Komgi jums Liepos mėnuo bus svarbus, kokį rezultatą pasieksite. Taip, čia apie kantrybę, žinokit, iškrenta korta, žiūrėkit, vėl didysis arkanas, saikingumas. Tai yra kantrybė, tai yra taip, laikas pagal saikingumą eina nelabai greitai ir tai yra nuoroda apsišarvuoti kantrybę. Niekas labai greitai neišsisprendžia ir nedaroma, taip, kad apie tos skubotus sprendimus irgi kalbant. Norėtųsi viskas, kad prasigruotų kuo greičiau veiksmas, vyktų, kuo čia delsti galima ten data, bet dėja, gyvenimas parodo kitaip, kad visame kame reikia kantrybės ir visame kame reikia išlaukti. Nebūna viskas taip pagal mūsų tą norą, nenoriu čia ir dabar, ir imk čia ir dabar, kad kažką tai gauti, to, ko norime, tą tikslą, tai reikia apsišarvuoti kantrybę ir reikia duoti laiko gyvenimui viską sustatyti taip, kad susidėliotų visos tos puzlės. O šiaip tai angelas sargo parama, mano brangus šauliai, jūs lydės tas jūsų aukščiausiosios jėgos, angelas sargas, sėkmingas mėnuo, pajusite, stebėkite ženklus iš aukščiau ir matysite, kad turite tą visapusišką paramą iš jūsų angelų sargų arba jūsų
aukščiausių jėgų, kurios rūpinasi jumis. Sėkmingo jums mėnesio.